organizacijos, kurios nuolat skiria dėmesį, skiria investicijas, inovacijų kultūrą, metinio augimo sulaukia maždaug 10-11% didesnio negu tos organizacijos, kurios to nedaro. Kaip savo atsakote klausimą, kas iš vis yra ta inovacijų kultūra? Tu nei jos pamatysi, nei paliesi fiziškai, bet kaip aš sakau, kad ir kur bedirbtum, tu tikrai ją pajausi. Dauguma žmonių visgi asocijuoja su technologijams kažkokiais sudėtingais dalykais, nors nebūtinai juk inovacija yra tai organizacijai. Kokios tos inovacijos galėtų gimti? Idėjos, kurias darbuotojai gali pasiūlyti ir įgyvendinti organizacijoje. Tai bet koks gali būti ir patobulinimas. Tiesiog nėra įpročio siūlyti idėjas, nevyksta tas, ne? Kitas būna, kad idėjos yra pasiūlomos, bet paskui jos ir pakimba kažkur ore. Ne, pas mus čia taip neveikia. Kad išnyktų tokie pasisakymai, tokios frazės, o vietoj jų atsirastų pabandom. Pasigilinkim, pasižiūrėkim, kokie nusistatymai yra žmonių galvose, darbuotojų galvose, kurie būtent trukdo inovacijom. Būdavo kažkokia nauja idėja, nauja iniciatyva, labai būdavo taip užkulisiuose. Banke taip neveikia. Ir taip iškart matai, kad net nenori pabandyti. Aš suprantu, kad sudėtinga. Dažnai bandyme atsiranda labai daug potencialo, kurio tu negali net suplanuoti nepabandęs. Swedbank Lab atsirado būtent ta inovacijų programa, kur nedidelė grupė darbuotojų mokėsi, bet visa organizacija stebėjo. Mūsų inovacijų programoje žmonės, kurie dalyvauja, sprendžia realius iššūkius. Tai nėra taip, kad yra kažkokia sukurta situacija ir mes ten sprendžiam tą situaciją. Jie tiek ir mokėsi, tiek ir sprendė iššūkius. Teisingai, kaip ta programa atrodo, kaip jos visas tas sudėliojimas.